tokia iliuzija, laimės iliuzija, bet jūs pasižiūrėkite, taigi mes matom, paprastų žmonių gyvenimą mes nematom, ne, kaip jie gyvena. Nes jie neafišuoja, jie afišuoja tik socialiniuose tinkluose, gražius dalykus. Bet, pavyzdžiui, ką mes matom įvairių žvaigždžių gyvenimuose, ne? Nu, mes irgi ten virtuvės tos pačios nematom, bet matom tas tokius, kaip eina, tai jie tuokėsi meilė didžiausia, Jėzus Marija, vestuvės milijonais, milijardais, nepraeina nei metų dviejų, skiriasi jau. Nu, tai kodėl jie skiriasi? Nu, jiem negerai. Akivaizdu, kad tai yra sunku. Ir ne tik tai dėl kažkokių tai, materialinių dalykų, negalima sakyti, va, čia Lietuvoje sunku, tai žmonėms sunku, neturi pinigų žmonės. Nu, bet tai tie, kurie turi pinigų, irgi eina per tą patį. Čia kaip tada gaunasi. Ir mes matom tai. Ir nereikia iliuzionuoti, kad tai čia taip lengva, kad čia taip faina, jums sukūrė tokią idėją į galvą, bet kai tu iš tikrųjų atsirandi tame, tu pamatai, kad iš vis tai yra nelengva, tai yra žiauriai sunku, tai yra sunkiausias dalykas iš vis, kuris įmanoma žmogaus gyvenime, tai yra sugyventi gražiai santuokoje, ypatingai kai sueina abudu neurotikai ir dar prisigimdo tokių, kuriuos irgi paskui daro neurotikais. Tai ir tokioje makalynėje gyvenam.